Sveiki, mėlyjei Dėvijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes kartu. Šiandien jūsų dėmesio ir įvertinimo laukia žadėta labai skani ruginė duonelė kepta duonkepėje. Labai traški plutelė ir ypatingo skonio minkštas vidus. Pagal šį receptą duoną galima kepti ne tik duonkepėje, bet ir orkaitėje. Ir mums prireiks geros nuotaikos bei vieno valgomojo šaukšto sutrintų kalendros sėklų, kurias galima keisti kmynais, bet kalendra priduoda ypatingą skonį ir aromatą, ir 3 valgomųjų šaukštų tamsaus ruginio salyklo, kuriuos užpilame 100 ml verdančio vandens. Permaišome gausis štai tokia tiršta tamsi masė ir paliekame pastovėti. O mes tuo metu į formą beriame 2 arbatinius šaukštelius sausų mielių, persijojame 320 g viso grūdo ruginių miltų. Miltus aš visada sijoju, tai suteikia duonai purumo. Dar persijojame 160 g kvietinių miltų. Šiek tiek kvietinių miltų daro mūsų duonelę lengvesnė. 2 arbatiniai šaukšteliai druskytės, aš naudoju stambią Himalajų druską. Jei jūs naudosite smulkią druską, užteks 1,5 arbatinio šaukštelio. 2 valgomieji šaukštai medaus. Medų galima keisti cukrumi, bet su medumi skaniau. 2 valgomieji šaukštai augalinio aliejaus. Aliejumi duonos niekada nesugadinsim. Aš naudoju bekvapį saulėgrąžų aliejų. Ir dabar viską užpilame 200 ml šalto virinto vandens. Vandenį stengiuosi nesupilti į vieną vietą, tai palengvins duonkepį tešlos maišymo procese. Beliko sudėti išbrinkusi salyklą, nuvalyti formos kraštus, kad nebūtų pribyrėjusių miltų ir bekepant nedegtų, ir forma keliauja į duonkepę. Programa – ruginė duona, pas mane numeris 8. Kai tešlos minkymas eina į pabaigą, silikoninė mentele nuo kraštų sugrąžinsiu į tešlą neišsiminkiusius miltus, taip padėdama duonkepėje suformuoti gražesnį duonos kepaliuką. Kai duonkepėje prasideda tešlos skildinimo procesas, duonelės viršų galima pabarstyti kalendros sėklomis ar kmynais. Sėklas silikoninė mentele reikia šiek tiek įspausti į tešlą, kad duona iškepus jos nenubyrėtų. Ruginės duonos programa pas mane dirba 3 valandas 30 minučių. Iškeptą duonelę, kaip visada, paliekame ant grotelių, uždengę rankšluosčiu, kol pilnai atvės. Nes kol duona vėsta, dar vyksta duonos viduje kepimo procesas. Gerai iškepusi duona puikiai skamba. Šis duslus garsas rodo, kad mūsų duonelė puikiai pavyko. Kas gali būti skaniau už traškią plutelę ir minkštą porėtą duonelės vidų? Belieka pjaustyti ir mėgautis. Skanaus! Jei kam įdomu, kaip iškepti skanią duoną orkaitėje, rašykite komentaruose ir jūsų lauks naujas filmukas. Dar daugiau įvairios duonos receptų jau laukia jūsų Dėvijoje. Žiūrėkite, gaminkime ir mėgaukimės kartu. Na, o man belieka pasidžiaugti, kad Dėvijos draugų būrys vis didėja. Ačiū, kad palaikote kanalą prenumerata, komentarais, patarimais ir video receptų vertinimą piršteliais. Puikaus visiems laiko, skanios pavykusios duonelės ir geros nuotaikos. Iki.